Ponios ir ponai, šiandien aš jums ketinu atskleisti ypatingą profesinės gerovės receptą. Mėgstamas darbas! Vadovaudomis šiomis keliomis paprastomis taisyklėmis lengvai įgausite. Pirma taisyklė. Nesiveskit nieko su savimi darbo pokalbį. Žinot, gal aš apie jį papasakosiu. Vaikas tikras unikumas. Be galo protingas, jis matot kompiuteriuose nusimato. Tai matot, koks užaugo. Didelis, stiprus, geras. Na, aš apie tave kalbu, tai tu bent jau nusišypsok, kai aš apie tave kalbu. Va, matot. Antra taisyklė. Nekritikuokit buvusių darbdavių. Nu tai kaip ten galima dirbti, jeigu ten vieni idiotai dirba? Čia yra mūsų visuomenė yra supuvus. Požiūris yra blogas. Jie nemato protingo žmogaus. Trečia taisyklė. Visuomet elkitės profesionaliai. Atrodykit tvarkingai. Nevėluokit. O svarbiausia, sakykit tiesą, nes darbdaviai vertina sąžiningumą. O jeigu turite kokių nors klausimų, dalyvaukit jaunimo garantijų projektuose.